This film is about an idea. Mokslas pagal patį sumanymą turi daryti pažangą. Žinau, kad mokslas pretendavo atsakyti klausimus, į kuriuos jis yra bejėgis atsakyti. Ir šiuo atžvilgiu aš esu Kanto šalininkas ir manau, kad yra iš tikrųjų klausimų, kurių iš principo mokslas negali atsakyti ir geriau, kad jie šito dalyko nedarytų. And so the planning and the search for more needed information go on, as Plowshare builds toward the technology needed to accomplish the proposed projects we have seen. Žvelgiant iš šiuolaikinės mokslo filosofijos pozicijų, tai mokslo paties pažanga, specialiųjų mokslo, aš turiu galvoj skirtingai nuo filosofijos pažanga, irgi yra ganėtinai problematiškas dalykas. Bet kokios žinios mūsų turi ribas galiojimo. Fizika tą turbūt geriausiai supranta. Pažinimas yra beribis fizikų požiūrių ir galima pasakyti tą, ką mes šiandien žinom. Pavyzdžiui, apie visatą, tai yra mažyčiai trupinėliai. Medicinos mokslas, aš galvoju, kontroversijos yra tikrai netaip mažai. Ir tai, ką mes galbūt seniau laikėm mokslu ir moksliniais atradimais ir labai pažangių dalykų, šiandien galbūt galima pasvarstyti ir pagalvoti, ar tikrai tai yra pažangu. Amžiais tos pačios problemos iš esmės nekinta. Ir kas buvo, nežinau, prieš 2000 metų, matyt, tas pats yra aktualu ir šiandien. Tai yra teisė, progresas yra, bet problemos rimtos, suprantat? Labai paprastas klausimas, kai mes kalbame apie progresą. Taip, aš galiu žavėtis, kad, pavyzdžiui, egzistuoja lėktuvai, egzistuoja, sakykime, šiuolaikinė technologija, mobiliai telefonai, kompiuteriai ir taip toliau. Klausimas, mes esame laimingi? Mes nieko neprarandam. Mes savo bendravime nieko nepamirštam. Mes savo autentiką galim išlaikyti. Apskaitai, dėl ko mes gyvenam. Dėl kompiuterių, dėl iPhone. Čia Wittgensteinas teisus, kad jeigu būtų atsakytus į visus mokslo klausimus, žmogaus gyvenimo prasmės klausimai nebūtų net paliesti. Jūs gali įsivaizduoti, kokia drama yra, kad pagrindinė jėga, kuri šiandien mums teikia pažinimą, negali atsakyti į pagrindinius klausimus, kuris kiekvienam, kuris žiūri televizorių dabar, yra vienaip ar kitaip svarbiausi jo egzistencijos klausimai. Yeah.